Ramūs vakaras, tyli naktis, namuose tvyro šventiška atmosfera. Po kalėdų eglė dovanos, namai apkarstyti girliandomis, stalas nukrautas gardžiais gardumynais. Dažniausiai taip įsivaizduojamos kalėdos, tačiau nesusimąstom, kodėl namus tempiama eglė, ant jos kabiname įvairiausias puošmenas, keičiamės dovanomis, kodėl kai kur kabiname amalai ir iš kur atsirado tas Santa Klausas, kitaip dar žinomas kaip Kalėdų senelis. Į tai ir dar daugiau bus atsakoma šiuose videose. Savo praeitame video supasakojęs, kokiu būdu į bažnyčią buvo įnešta daug pagoniškų dalykų. Taip pat, kai buvo pakeista šabato diena, kitaip žinoma Viešpaties poilsio diena iš šeštadienio į sekmadienį. Šiame video norėčiau papasakoti, kodėl klaidingai manoma, kad Viešpats Jėzus Kristus gimė gruodžio 25 dieną. Evangelija pagal Luką, 2 skyrius nuo 1 iki 8 eilutės. Anomis dienomis išėjo Cezariaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvernui valdant Siriją, taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą vadinamą Betliejų, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems senai esant prisiartino metas gimdyti ir jį pagimdė savo pirmgimį sūnų. Suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis padėdami sergėjo savo bandą. Taigi Jėzaus tėvai ėjo Betliejų, kad juos surašytų. Tokie surašymai nebūdavo atliekami žiemą, nes temperatūra dažniausiai nusileisdavo žemiau nulio, o keliai būdavo prastos kokybės. Atlikti surašymą tokiu oru buvo tiesiog neįmanoma. Taip pat žinome, kad kai tik Jėzui gimus, piemenys buvo laukuose ir sergėjo savo bandą. Kas priešinasi tikrovė yra tai, kad Judėjoje žiemomis vyraudavo šaltas ir lietingas oras, o piemenys avis naktimis tikėtinai laikydavo po stogu. Priešingu atveju tai būtų buvę gana pražūtinga ne tik avim, bet ir piemenim, taigi Viešpats negalėjo gimti žiemą. Tai dabar būtų klausimas, kodėlgi gruodžio 25 diena buvo paskirta kaip Mesijo gimimo diena. Mokslininkai priėjo prie išvados, kad impulsą tam davė pagoniška nenugalėtusios saulės šventė, kurią imperatorius Aurelijonas įkūrė Romoje 274 metais po Kristaus. Sirus saulės dievo garbei, tikėdamasis, kad jie padės suvienyti ir sustiprinti didžiulę Romos imperiją. Ši pagoniška šventė buvo švenčiama gruodžio 25 žiemos saulėgrąžos dieną, kad tariamai apsaugotų krikščionis nuo šios šventės įtakos. Bažnyčia nustatė tą dieną švęsti Kristaus gimimo šventę. Tačiau reikia nepamiršti to, kad su jos kilme Sirijoje ir monoteisinė mitro kultų Sol Invicta, arba kitaip neužkariauta į saulę, turi panašumų su Viešpaties Jėzaus garbinimu. 4 amžiuje tai tik padėjo pirmajam krikščionių Romos imperatoriui Konstantinui priversti tuometinius pagonis tapti krikščionimis. Čia buvo Sekantis tiesa, iki kito susimatymo.